kur paskanauti tradicinio graikiško maisto su stulbinančiu vaizdu iš lauko terasos, jūs sužinosite tik stebėdami riebų katiną. O kol jūs ieškote, kurgi tas knopiukas, kurį paspaudus jūs pradėsite stebėti riebų katiną, aš kopiu į Kretoje kalne įsikūrusią kavinę. Toks kavinės interjeras man asmeniškai labiau mielas nei kokio restorano su auksiniais sietynais. O dar tas vaizdas iš terasos atsiveriantis į didingus kalnus. Maistas maistu, bet Kretoje, kai taip karšta, alus yra būtinas. Dabar nepasakysiu, kas tuo momentu mane labiau nustebino, ar tradicinės graikiškos salotos, ar pankiška išvaizda įkalęs padavėjas. O šie nedideli pyragėliai su varške savo išvaizdą kuo tai primena mūsų čeburėkus. Bijodami, kad pritrūksime maisto, prie pagrindinių patiekalų užsakėm dar ir salotų. Ir užsakydami salotas visiškai nesuklydom, nes katinieniai, kad ir kokie buvo skanus vištienos iešmeliai, prie jų būtų pritrūkę būtent salotų. Taip jau nutiko, kad šį kartą pamiršau nupaveiksluoti čekį, bet jei neklystu, šis naminis troškinukas kainavo apie 8 eurus. Tiesa, vos nepamiršau parodyti, kokio gerumo kriauklė toje kavinėje. Kad ir kaip spiriojomės dėl karšto oro lauke, padavėjas likusius 4 pyragėlius su varške privertė mus pasiimti išsinešimui. Tad jei kada svečiuositės Kretoje, būtinai, ką čia būtinai, jūs privalote aplankyti šią kavinę.